Sveiki visi, ar norėtumėte pridėti GPS duomenis prie savo fotografijų? Jei kelionėse mėgstate daug fotografuoti, tačiau grįžę sunkiai prisimenate, kur ką fotografavote, tai gali jums padėti. Daugiau niekada nereiks sukti galvos, kur padaryta kuri nuotrauka. Šiandien parodysiu, kaip prijungti ir naudoti GPE2 GPS imtuvą su Canon 250D fotoaparatu. Taip puikus būdas žymėti vietą, kur buvote fotografuodami. Pirmiausia, įsitikinkite, kad jūsų Canon 250D fotoaparatas yra išjungtas. Įdėkite į GPS imtuvo elementą ir uždėkite ant fotoaparato blikštės jungties. Dabar įjunkite GPS imtuvą. Po kelių sekundžių jūs pamatysite, kad imtuvo indikatorius pradės mirksėti, tai reiškia, kad GPS ryšys yra nustatytas. Po to įjunkite fotoaparatą. Fotoaparate paspauskite mygtuką meniu, išjunkite Wi-Fi ir Bluetooth. Jei įjungti, rodiklėmis pasirinkite GPS Device Settings, po to pasirinkite Select GPS Device, GPS Receiver ir nustatykite atnaujinimo intervalą. Ir jeigu jau galima matyti kokią koordinatę. Ir taip nuotraukose bus išsisaugos GPS koordinatės. Viena nuotrauka jau su GPS koordinatėms ir peržiūrėsim EXIF-ą, kokie duomenys išsaugojo EXIF-e. Peržiūrėsim visi GPS koordinatės, visą tie duomenys. Galima žemėlapį Google Mapsuose pasižiūrėti, kur ta nuotrauka daryta. Atsiverčiam ir parodo vietą, iš kur daryta nuotrauka. Šita nuotrauka bus be GPS duomenų. EXIF-e tik tai GPS versija, be to imtuvo. Kas ir matysis.